Sveiki. Dabar šitas filmas bus skirtas Ukrainos temai, karui Ukrainoje. Kas ten vyksta, dėl ko tai darosi, šiek tiek papasakosiu detaliau. Kalbėsiu apie tos dalykus, kurių nemini spauda, nekalbama televizija. Ir, sakysim, paimsiu tokią neutralią poziciją, nei iš tos pusės, nei iš tos pusės. Papasakosiu tiesiog esmę, kodėl tai vyksta ir kodėl tokių židinių pasaulio ne vienas taškas. Aišku, jums skambės kol kas dabar kaip X-File, bet kažkada tai, ką teko, pavyzdžiui, aiškinti, rodyti, tai prieš kelis metus atrodė vienaip, sukėjo su pirštu prie smilkinio, o po 2-3 metų paskiau tą patį pradėjo rašyti laikraščiuose. Taigi, pirmiausia, apie didesnį židinį pasaulyje, Žemėje, tai, sakysim, tokia vieta, kur sukurtas baimės neapykantos laukas, pykčio, agresijos, tai yra vieta tolimuose rytuose. Šį židinį įkūrė Saudo Arabija ir ten dabar vyksta karas tarp Sirijos ir tų džihadistų iš treniruotų sodių, kurie gavo finansavimą iš Amerikos, iš Izraelio, iš Anglijos. Jie sukilo prieš Asado, sakysim, vyriausybės kariuomenę ir ten vyksta karai dabar. Įkurta laužavietė, toks nuolatinis sūkurys. Įsisuko Putino armija ir staigiai visas baigėsi ir šiek tiek aprimo pabėgėliai. Nustojo tokiais rautais varyti viršun į Europą. Po apačia šitoje vietoje yra nežemiškų civilizacijų bazės. Pagrindinės, sakysim, taškas, didžiausia vieta, kur susitelkia reptiloidai. Jie ten sukūrė šitą lauką ir technologijų pagalba faktiškai uždengia mums matymą, supratimą, suvokimą, netgi trukdo žmonėms perėti, sakysim, sąmonę, perkelti į kitus dažnius, kitus tankius, kitas dimensijas ir, sakysim, stabdo žmonijos vystymasi tiek technologijos srityje, tiek ir pačio žmogaus sąmonės lygio kelimą, dvasingumą. Ir kada sukuria tokią, sakysim, aplinką, piktą, pilną neapykantos, baimės, ten nesunku tiesiog įmesti degantį degtuką ir laužas jau paruoštas. Ir tuo labiau, kad lengva labai pasinaudoti rytiečių būtent mentalitetu, man gerai tai pažįstama, ir jie tiesiog labai ilgai negalvos, jiems paliepė, jiems parodė, kad kažkur nušovė į brolį, reikia atkeršyti ir jie bėga aklai, tiesiog ginklą paėmė rankas su didžiausia neapykanta, iš karto veikia pagal, sakysim, iš anksto nustatytą scenarijų. Panašus sūkurys yra įsuktas dabar ir toje vietoje, kur yra Ukraina. Esmė to karo irgi taip pat. Čia plava rankas, sakysim, daro biznį tiek Rusija, tiek Izraelis, tiek Anglija, tiek Amerika ir šiek tiek ukrainiečių, sakysim, taip pat milijardieriai, kurie irgi turi savotiškų interesų su tuo, gali, sakysim, sunaikinti kažkokią tai vietą, ten fabriką, kažką tokio apgriauti ir paskui pigiai nusipirkti, įsigyti. Taip pat ten parduodami ginklai, taip pat ten žūsta žmonės ir jie paskiau randami su išpjautais organais, tų organų pardavėjus sugavo kažkur tai tolimuose rytuose, tuo užsiminėjo žydai, konkrečiai iš Izraelio atvykę žmogeliai, buvo, sakysim, užsienio spaudoje toks straipsnelis. Tas pats vyksta tenai ir toliau, tai visą tai tęsiasi, taip pat visą tai darosi panašiai dalykais, sakysim, pagarsėjo ir tie įvykiai, kariniai veiksmai tolimuose rytuose, kur Sirija, Saudo Arabija, Iranas, Irakas, Pakistanas, taip pat ten dingsta labai daug vaikų ir paskiau jie randami, tiesiog daug labai buvo rasta neseniai, irgi buvo Facebook'e nuotrauka, straipsnelis,
su nuoroda, angliškas tekstas ir daugybė vaikų su išpjautais šonais. Kad suvokti tos dalykus, reikėtų šiek tiek žiūrėti šiek tiek iš aukščiau, kodėl tai vyksta, kodėl taip darosi. Svarskit, kad tos esybės, sakysim, kurie vadinasi reptiloidės, jie minta baimę, žmonių baimę. Jiems reikalinga sukurti tokią aplinką, kad žmonės nuolatos kažko tai bijotų, kažko tai neapkęstų, džiaugtųsi kažkino tai nelaimę. Panaši programa dabar vykdoma pas mus Lietuvoje, kur per žinias nieko gero nepasakoja, tik tai žuvo, užmušė, partrenkė, sužalojo, išvijo, atvijo, sukirviu davė. Nieko, jokio pozityvo, absoliučiai. Parodo kažkokias kvailas komedijas ir prie viso to tik tai tokias, sakysim, programas, kurios daugelį žmonių priverčia degraduoti. Ir dabar Ukraina įkurtas tas pats, sakysim, toks sūkurys, sukurta tokia vibracija, kur žmonės, sakysim, netgi savo mintimis sukuria tokį lauką, kada daug žmonių, jie sukuria tokį lauką ir į tą lauką patekę žmonės, aišku, pasineria į šitą dažnį ir jie taip pat įmirksta toje neapykantoje ir puola iš karto kažkokius tai, sakysim, daryti agresyvius veiksmus. Ukraina, sakysim, kariauja iš viso pasaulio žmonės, atvažiavę samdiniai, jie atvažiuoja už pinigus kariauti, tiek Rusijos pusėje, arba tiek to išsivadavimo Parašenkos armijos pusėje, kurie bando atsėti išvyti Rusų armiją. Rusų armijos ten nėra, ten yra visokie nigeriai, visokie atvažiavę pietiečiai, kurie ar ten neturėjo pinigų, ar iš kažkokių tai religinių paskatų atvažiuoja keršyti už savo žuvusį brolį, ar tai ten už kažkokį artimą. Taip pat važiuoja jaunuoliai parodyti savo damoms, kad jie vyrai, kiti važiuoja tiesiog, kad neturi šaltinio ir galimybių iš ko išgyventi. Ir ta makalošė ten vyksta. Atvažiuoja žmonės ir dar ten, įsivaizduokit, dar atvažiuoja ir renkasi, kurioje pusėje geriau tarnaut, kurioje pusėje daugiau mokama ir kurioje pusėje geriau maitinama, netgi tokiu atveju yra. Ir dažnai būna, kad pabuvę vienoje pusėje perina į kitą pusę. Arba pabuvę ten, sakysim, Ukrainos armijos pusėje perbėga į priešingą pusę. Ir karas ten nesibaigs. Sakysim, jeigu žiūrėjo tokią laiko liniją ekstrasensai arba žmonės, kurie gali pasižiūrėti šiek tiek daugiau į ateitį, tai jie nemato netikslios datos, kada tas karas pasibaigs. Man pačiam pavyko tiesiog užfiksuoti tokius skaičius, kad ne anksčiau 20-21 metų, tarsi užges, tie židiniai apges. Dėl Kijevo užėmimo, kažin ar pasitvirtins tai, į Kijevą nežengs armija, nors grasinama ir kalbama apie tai, bet ko gero šitas scenarius nevyks, nors kažkam jis irgi yra naudingas, vienos organizacijos irgi turi kažkokių interesų, kad sukurti chaosą ir Kijeve, bet to nevyks. Ir dabar kariavimą, sakysim, tarsi bandomi ginklai, bandomos žmonių jėgos, kantrybė, dvi pusės sudaryti, du poliai. Balto ir juodo ten iš tikrųjų nėra. Jeigu iš mūsų pusės, iš mūsų Lietuvos, sakysim, spaudos ar televizijos pusės pažiūrėt, tai juodi yra, sakysim, ten rusai, o baltieji ukrainiečiai, kurie ten už savo laisvę kovoja. Iš Rusijos pusės pažiūrėjus, rusai yra, sakysim, užgynėjai ar ten rusų gyventojų, sakysim, vaduotojai, kurie ten bando išlaikyti taiką ar išstumti tą ukrainiečių kariuomenę, kuri ten, sakysim, šaudo iš pabūklų į gyvenamosius rajonus, žūsta civiliai žmonės. Šaudo taip pat ten ne tik ukrainiečių armija, šaudo ir patys rusai naktimis, tiesiog tam, kad sukelti neapykantą ir uždidinti tą, iškelti tas neapykantos vibracijas žmonių širdyse, netgi, sakysim, savotiškai daro PR-ą ir netgi tos laidotuvės paskutinės, kur buvo dabar žuvusio atseit vadeivos, separatistų vadeivos, kaip mūsų spauda pavadino, buvo sukurtas tam, kad kuo daugiau įsukti į tą ratą jaunimo, kurie eitų kariauti rusų pusiai,
Ir aišku, tai vadinasi kontraktininkai, tai prasme žmonės, kurie gauna pinigus, sudaro kontraktą kažkokį ir gauna tam tikrą pinigų sumą, taip pat jie gauna maitinimą. Tas pats yra ir Ukrainos žemės pusė. Taip pat buvo pažadėti būtai, aišku, jokių būtų ten tie kareiviai negavo, daugelis iš jų žuvo. Buvo rasti, kaip minėjau, kūnai su išpjautais šonais susiūtais, be inkstų, be kepenų, gal be širdies ir suvirsti į griovį. Tiesiog daug kelios organizacijos tiesiog pelnosi iš to ir visiems yra kaip ir gerai. Mūsų valdžia, Lietuvos valdžia, su prezidentės palaiminimu išsiuntė tenai siuntą, kelias tonas šaudmenų, ginklų, šovinių, tam, kad irgi vyktų toliau karas. Jie pasipelnė kažkas tai 4-5 žmonės su oficialiais parašiukais gauna tam tikrą pinigų sumą, solidžią labai pinigų sumą, pasidalina tarpusavį, niekas tų galų nesuras, jau kas bandys iškoti tą nustums nuo laiptų. Ir tie ginklai taip pat keliauja tenai ir tam, kad žūtų civiliai žmonės. Dabar šioje vietoje, sakysim, Ukrainos teritorijoje padarytas toksai kaip ir filtras, kuris atfiltruoja žmonės, išdėlioja pagal, sakysim, tam tikras gradacijas, kur yra visiškai kažkokie tai pajuodę vidum, kažkokie tai šiek tiek aukštesnio plano ir dar šiek tiek aukštesnio plano. Šiaip jeigu žmonės norėtų, tai jie galėtų tą karą labai greitai sustabdyti vien tik tai savo mintimis, tiesiog perimti savo mąstymą ir vietoj tos neapykantos ir tų vaizdų, kurie žiūri per televizorių, per radiją arba ten girti ar mato tiesiogiai, tiesiog perimtų kitaip. Ir užtektų ten, sakysim, keliems šimtams susijungti į vieną ratą ir padaryti tik tai, sakysim, specialias tokias apeigas, kitaip vadinamas meditacijas. Ir ta energija tiesiog užklotų tuo kupolu tą visą plotą ir tiesiog nurimtų tas karas, tiesiog savaime tai nustotų. Bet žmonės to nesupranta ir jie jaučia netgi malonumą, keršydami arba darydami kažkam kitam blogo. Jie vienas kitą žudo tenai. Rusai ir ukrainiečiai yra slavo tikėjimo ir faktiškai gaunasi taip, kaip brolis brolį žudo. Čia panašiai kaip būtų, kad būtų sukurtas karas tarp Latvijos ir Lietuvos, sukelta kažkokia neapykanta, sakysim, ir būtų sukurtas karas tarp šitų dviejų broliškų valstybėlių, patys pastebėsim. Tai čia tas pats vyksta. Ir dabar dar tokie nauji dalykai, kai buvo klausimas užduotas, pavyzdžiui, kasgi stovi už Putino, tai vėlgi kai kuriems žmonėms keistai gal skambės, dėl ko šiaip gan pasitikė savimi dabar Putinas paskutiniais metais, kodėl taip, sakysim, kai kur net įžūliai su jumoru atsakinėja į žurnalistų klausimus arba vyksta į kažkokius tai pokalbius susitikimus, gan užtikrintai jaučiasi. Dabar už Putino stovi, sakysim, vienokia ateivių rasė ir už buvusios Obamos, sakysim, politikos pusės ten stovėjo reptiloidų rasė. Kadangi Putinas anksčiau irgi buvo kaip ir reptiloidų, sakysim, sandėrio kažkoks dalyvis, geresnį pasiūlymą gavo iš Nordic rasės, šviesiųjų, jie atrodo panašiai kaip žmonės, šiek tiek aukštesni nuo 1,80 m iki 2 m. Kai kurie žmonės jūs mato, jeigu kam reikia, jie ateina, pasirodo. Tai šitie nardiečiai irgi taip pasiūlė savo technologijas, todėl dabar per paskutinius metus šoktelėjo rusų, sakysim, kariuomenės armijos lygis ir atsirado visokių tokių ginklų, kurie faktiškai gerokai įbaugino amerikiečius. Buvo, jeigu pamenate, skridis Seno naikintuvo su 24 viršamieji rakiečių laivą ir buvo atjungta visa elektroninė aparatūra. Visiškai tiesiog padarytas laivas lavonas po šio įvykio. Apie 17 aukšto rango pareigūnų Amerikos armijos pusėje tiesiog atsistatydino. Supratę, kad karas dabar šiuolaikinis yra tiesiog, sakysim, nereikalingas arba beviltiškas. Tiesiog kariauti vienas prieš kitą yra tiesiog beviltiška. Ir rusai turi ne tik tokių dalykų, yra ir daugiau technologijos. Ir
kas būtų, jeigu norėtų Rusai užpulti, sakysim, Lietuvą arba Baltiją, tai aš papasakosiu kitam filme ir kiek tai valandų truks, pasakysiu tiksliau jums. Pateiksiu visai kitus skaičius, negu jums kalba televizija arba radijas ir dėl ko tai viskas vyksta. Kaip aš minėjau, trečio pasaulinio karo nebus. Vyks visokie tokie židiniai, ten bus žmonės žus. Tiesiog jaunos sielos, jiems reikalinga patirtis, jie ateis tenai tam, kad savo pasidaryti nuotykių savo užpakaliui. Taip pat mūsų valdžia ten siunčia, sakysim, tos ginklus, pasirašo sutartys, ginkluotę, kareivius netgi siunčia tenai. Jie irgi gaus atitinkamą mokestį, sakysim, atitinkamus dalykus susitarnaus savo, kaip geri žmonės vadina tai karma, tai paprasčiausiai papuls po to į tokias vietas, kur pragaras pasirodys jiems kurortų. Tiesiog jiem reikalinga, sakysim, skalbimo mašina, skalbykla, kurioje ten jos gerai papurtys, išskalaus, ilgokai pamirkys ir po to jie įgaus geroką patirtį ir kitą kartą gimę kada nors už ilgesnio laiko tarpo, jeigu nepavirs, aišku, į kažkokias kosminės atlikas, jau bus visai kitokia. Vėl reikės tą visą raidos ratą perėti nuo pradžių, galbūt vėl ten kažkokiu bus šunim prie būdos, reikės 15 metų šalti šalčiuose, prirakintų per grandinę ir po to, kai numirs, galbūt pradėsiu virsti į kažkur Afrikoje gyvenančius aborigenus, o paskui dar kartą jiems jau kažkokiai labiau civilizuotoje šalyje. Tiesiog tokia dabar raida, taip einasi, tiesiog taip turi būti. Ir daugelis iš mūsų, sakysim, ten Seime sėdinčių, jie nesupranta iš vis, ką jie daro, kokia tai pasakų šalis. Tiesiog papuolė kažkoks šansas susidirbti ir jie nežiūri, pas jos dabar moraliai išjungta. Ten tokių etikos taisyklių, sąžinės balsas tiesiog yra išjungtas. Tai neveikia, tiesiog jūs ten galite rėkauti, plakatus nešioti po langais. Tai yra nulis emocijų, visiškai. Jiems yra svarbiausia dabar užsidirbti, bet kokiu būdu. Pasityti jie labai gudriai ten ant pinigų pamokti ir daugelis iš jų užprogramuoti. Aukštesnio rango žmonės yra, sakysim, zombinami, užprogramuojami ir jie daro tokius veiksmus, tokius sprendimus priima, kurie netitinka iš vis žmogiškos logikos, niekaip neįmanoma jų paaiškinti ir pasekmės, aišku, bus liūdnos ir kas keisčiausia, kad mes valgysime irgi šitos karčius vaisius, tą, kai jie pripjovė tų dalykų, mums irgi atsilieps. Bet kaip sakiau, viskas priklauso nuo žmonių. Kaip žmonės pastatys bendras kiekis reikalingas bendra masė, mąstymas bus pakeistas, to mąstymo, sakysim, sukelta vibracija banga, jinai gali uždengti visą didelį plotą, ten, sakysim, ar konkrečiai valstybė, ar ten vienam kažkokiam mieste, ir pakeisti įvykius ir labai greitai padaryti tai. Jeigu tai žmonės suprastų, jeigu tai galėtų, jie tai padarytų. Taigi tiek apie įvykius Ukrainoje. Kitas filmas bus su pavadinimu kiek truktų karas su Rusija, Lietuva-Rusija, sakysim, per kiek laiko Rusija užimtų Lietuvą, kaip tai vyktų. Toks, sakysim, daugmaž scenarijus papasakosiu maždaug, kaip tai vyktų, kodėl tai vyktų ir dėl ko paliktas buvo 3 dienas, kad atsilaikyti, dėl ko privaromi čia tankai, tanketės, metalo laužas visas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrite. Linkiu jums visokio geriausio ir išlaikykite savyje normalią būseną, ramią būseną. Visą laiką kontroliuokite, ką jūs galvojate, kaip jūs jaučiatės ir visą laiką kelkite lūpų karštelius į viršų. Kaip bebūtų, ieškokite juoko, komedijos, skaitykite linksmus anekdotus, istorijas. Niekada nelįskite į apačią, negrimskite, nes ten paskiau turėsite nemalonumų, didelių nemalonumų, problemų, nuotykių. Ir tai skleisite paskiau dar kitiems perduosite. Taigi, iki malonaus, ačiū, kad žiūrite. Su jumis buvo Robertas Mackevičius.